Ši pilietinė iniciatyva skelbė veiksmo savaitę be patyčių ir įtraukė daugelį Lietuvos mokyklų. Mes aplankėme kūrybinės dirbtuves Lietuvos vaikų ir jaunimo centre. Šiandien darėm geriausius draugus iš gipso. Tai yra mūsų įsivaizduojami draugai, kurie mūsų niekada neišduos. Tai ne pirmus metus vaikų linijos visoje Lietuvoje vykdoma kampanija be patyčių, kuri vaikus, paauglius, suaugusiuosius moko užkirsti kelią patyčiams ir kartu siekia, kad jaunimas kuo daugiau pagarbiai ir draugiškai bendrautų. Aš manau, kad patyčių vis mažėja, nes yra visokių renginių skatinančių mus pagalvoti, kaip mes elgiamės su kitais žmonėmis. Vaikystėje gal ir būdavo, bet tai dabar tai visai ne. Draugiški visi. Tos patyčios tikrai būna ir priklauso labai nuo situacijos ir nuo žmonių, nes būna kai kurie, taip draugiškai pašiepia, o kai kurie jau taip piktai ir tada jau kaip piktai, tai norisi padėti tam žmogui, nes vis tiek gal jis nieko net nepadarė, o šiaip iš jo tyčiojas. Patyčias patiriančių vaikų procentas Lietuvoje prieš 3 metus buvo vienas iš didžiausių tarp visų tyrime dalyvavusių Europos šalių. Dažniausiai patyčias mūsų šalyje patiria 27% mergaičių ir 32% berniukų. Tačiau per pastaruosius metus patyčių ėmė mažėti. Matomi nors ir nedideli, bet pozityvūs pokyčiai. Mūsų mintis buvo, kad nesityčioti, nes nuo to nebus geriau, nes kai tu tyčiojasi iš kitų, tai tu neatrodai geriau prieš kitus. Dauguma tyčiojasi iš kitų ir tie, iš kurių yra tyčiojamas, netgi bijo apie tai pranešti, kaip dauguma. Nesityčiok, tai reiškia nevadinti žmonių, jeigu stambus, tai storais, pagalvėm, kaip kiti vadina. Kaip kovoti su patyčiomis vaikai galvojo savų receptų. Tiesiog pasakyti tiems, kurie tyčiojasi, kaip jaučiasi kiti žmonės, tie, iš kurių yra tyčiojamasi. Ir galbūt tie situaciją pastaisytų. Galbūt nekreip dėmesį į tokius dalykus. Nes jeigu kreipsi, tai žmonės kaip tik dar labiau bandys nervinti, nes patinka reakcija. Galbūt aš nesu tas, kuris iš karto veikia, bet aš galbūt pasikalbėsiu vėliau su tuo žmogum, iš kurio tyčiojamasi ir kažkaip pasistengsiu jam padėti. Kitų nuomonė nėra pats svarbiausias pasaulyje dalykas. Menas, atviros diskusijos mokyklose, ypatingi kino seansai, tai, kas skatino išgirsti apie patyčias mokyklose. Kasmet prie savaitės be patyčių iniciatyvos prisijungia vis daugiau Lietuvos mokyklų.